Sveiki visi mano gerbiami, mylimi žiūrovai. Ačiū, kad vėl įsijungėte mano kanalą ir skirsite laiką man. Taigi vykdau pasižadėjimą ir filmuoju filmuką apie šventinį makiažą. Kaip matote, esu dabar be makiažo, tai pabandysiu jums padaryti vieną iš šventinio makiažo variantų. Jeigu turėsiu laiko, galbūt man pavyks padaryti ir kitą makiažą šventinį, bet žiūrėsiu, kaip man gausis, tai pradėkime kibti prie darbų ir darau makiažą. Tai veido oda yra nuplauta, atliktas peelingas. Ir galime mes uždėti pagrindą. Atsiprašau. Naudoju šį pagrindą ir tiesiog pirštais tepu ant savo veido. Jūs galite naudoti tikrai savo mėgstamą pagrindą makiažą ir bus viskas gerai. Siūlyčiau per šventinį makiažą nebandyti jokių naujovių, jau darytis makiažą tomis priemonėmis, kurios yra išbandytos ir kurios žinote, kad tikrai laikosi, kuriomis yra lengva daryti makiažą, na ir kurios yra jau jūsų išbandytos. Naudosiu makiažo bazę iš Catrice All Matte Plus spalva 015 Vanilla Beige. Tepu ant viso veiduko. Nelabai patogu man čia su tais palaidais plaukučiais. Kaip ir viską gražiai mes padengėme, kad neliktų jokių žymių, kad makiažo nėra. Pasidengiam pagrindu, jei yra pas jūs kažkokių probleminių vietų, jas reikia būtinai maskuoti. Maskuojam paakius. Aš paskirstysiu su štai tokiu šepetėliu. Dabar naudosiu pudrytę True Match. Spalva Golden Natural. Jinai yra auksinio tokio šiek tiek atspalvio. Ir kad oda neatrodytų kaip numirėlio, tikrai yra tinkama. Aš visą laiką pudrą įtapšnoju, aš jos taip negrumoju, kai po apačia yra makiažo pagrindas. Nes tikrai bijau, kad gali pasislinkti ir nebebus tada gražu. Paėmiau Ingloto pudrytę ir aš tiesiog noriu daugiau padėti pudros po paakiais, kad jeigu kažkoks šešėlis nubyrės, tai aš galėsiu tai pašalinti. Taip, pudrytė uždėta, dabar akių vokų pagrindas, naudoju iš Avono štai tokią, jį iš tikrųjų nelabai mėgstu. Ir aš darysiu dūminį akių makiažą, tai turiu tokią gudrybę pasidengti perlamutriniu šešėliu švelniu per visą voką, kad tiesiog gražiau akių pieštuką jį išsklaidyti. Tai paimsiu šviesią spalvytę iš Essenso Nudės paletės. Štai šią. Apsišviečia jums viskas, man gal čia geriau matosi šią spalvytę. Ir aš panaudosiu savo pirštuką savo tokiais švelniais judesiais per visą voką. Na ir dar norėčiau aš pasidaryti iškart savo antakius. Iš NYX serijos blondė spalvytė 06.
Ir nemaišau spalvų, imu pačią tamsiausią, bet dabar aš su vašku pasiruošiu antakius. Na ir dabar su spalvyte. Antakiai padaryti. Ir dabar eime prie to jau dūminio mūsų makiažo. Naudosiu iš RL De Young štai tokį Smoky Eyes pieštuką. Ir juo tepsiu per visą akį. Vaizdas jau dabar aiškus ir iškart greitai mums reikia jau retušuoti. Štai taip atrodo akys išretušuotos ir dirbame toliau. Dabar aš imu juodą spalvą. Jinai yra su tokiu blizgučiu. Imu retušavimo šepetėlį ir dedu į galinę, į išorinį akies kamputį. Taip mūsų akys įgaus ryškesnį žvilgsnį ir žinoma šventiškesnį, nes dar yra šiek tiek ir blizgučio. Akys ryškios. Pasiėmiau dabar plokščią teptuką iš mūsų šitos Essenso paletės. Imsiu štai šią rudą spalvytę. Ir šią spalvą dėsiu link viduriuko. Su šiuo retušavimo teptuku sujungiu tas dvi tiesiog spalvytes, kad jos gražiai atrodytų. Dabar paimsiu štai šią šviesesnę rudą spalvytę ir su jau prieš tai teptų teptuku, šepetėliu štai šiuo, aš patepsiu štai šiuose vietose, kad mano retušuota linija atrodytų taisyklingesnė. Tada iš tos pačios paletės rodytos imu pačią šviesiausią štai šią spalvytę. Ir tepu po antakiu. Tuomet paimsiu štai šią Avono paletę ir panaudosiu pačią šviesiausią spalvytę su blizgesiu. Ir tą spalvą dėsiu vidinėme akies kamputyje. Taip, tada dar akytės, kad nebūtų vėlgi to tokio ryškaus perėjimo šviesaus, aš palyginu su retušavimo šepetėliu. Dabar naudosiu, čia tokį mažutį turiu, Isadora juodą pieštuką ir įtepsiu būtent apatinę liniją. Taip, patepiau, dabar reikia būtinai su šešėliais užtvirtinti. Tai imsiu štai Avono juodą spalvytę, štai taip. Ir ką mums dabar reikia tušu padažyti akytės. Naudosiu iš L'Oréal Paris Mega Volume tušą. Akys baigtos, dabar reikia pasidaryti mums modeliavimą. Ir
darysiuosi, jūs neįsivaizduojat, kiek aš čia apsikroviau daiktų, betvarkiai. Su Bikor Egipto žeme pasikontūruosiu veidą. Žinoma, skruostikauliai. Pasmakrė. Nepamirštam kaklo ir pagalvojame, kaip jau mes rengsimės arba kaip jau nutarę, ir kai darysite makiažą, būtinai tos vietos turi būti atviros, kad nebūtų didelio skirtumo tarp jūsų veido. Smilkiniai. Kakta. Taip, veidas jau iškontūruotas, belieka mums uždėti highlighterio ir skaistalus. Jūs neįsivaizduojat, kiek šiandien darydama šį video kalbėjau ir nusikalbėjau. Tie nusikalbėjimai dienos šviesos tikrai neišvys. Aš šiek tiek iš tikrųjų su pirštais paimu highlighterio ties šią vietą. Tada čia. Ir iš tikrųjų padengiu aš lūpas. Tada su tokiu skaistalu šepetėliu naudoju išryškinti savo žandukui. Štai šias vietas. Taip, ir dabar belieka lūpos. Lūpom aš naudosiu tokį derinį iš Avono Luxe lūpdažį. Štai tokios spalvos ir iš Ingloto 74 numeriukas. Tai pirmą nusibrėžiam taisyklingą kontūrą lūpų. Na ir naudojam lūpdažį. Kadangi aš akis tikrai išryškinau, tai nenoriu, kad atrodytų vulgariai ir neskoningai. Tai belieka įsitekti kažkokius auskarus. Puikiai tiks štai tokie auskariukai. Jie atrodo ganėtinai kukliai, bet jau makiažas padarė savo darbą, mums tikrai nebereikia persistengti. Bet ką aš norėjau pasakyti, nors ne, dabar pristatau savo galutinį rezultatą, prašau, žiūrėkite, kaip aš atrodau. Būtinai įmesiu nuotrauką. Ir apie šventinį makiažą, ką aš galėčiau pasakyti. Svarbiausia, jau kaip ir minėjau tam ankstesniam filmuke apie grožio patarimus, mums žinoti, kokio įvaizdžio mes norime šventėm. Kai mes žinome rūbus, mes žinome savo aksesuarus, tada jau galime derinti šukuoseną ir derinti makiažą. Tai jeigu mes apsirengėme labai efektingai, kažkaip labai blizgančiai, visos ryškios, tai makiažo aš tikrai neperdauginčiau ir naudočiau gal daugiau matiškesnių spalvų, tarkim, kas liečia šešėlius, na, o lūpdažį jau parinkčiau gal šiek tiek žėrinti ar lūpų blizgesį. Tiesiog, kad išliktų kažkoks kontrastas, kad nebūtų visko per daug, kad nebūtų juodos akys, raudonos lūpos, ten, nežinau, apranga visa aukso spalvos tviskanti, nagai tviska, čia bižuterija tviska. Na, jau tada šiek tiek yra per daug, bet kiekvienas mes leidžiame savo laisvę pasirinkti ir jeigu mums atrodo, kad tai yra be galo gražu ir mes jaučiamės nuostabiai, tobulai, tebūnie, jūs darykite taip, kaip norite ir tai yra tokie mano subtilūs patarimai. Tai tikiuosi, kad jums šis makiažas patiko ir kažkiek atrodo šventinis ir gavote naudingų minčių. Užbaigimui noriu dar kartą pasakyti, nepamirštam derinti makiažo
prie mūsų visos aprangos ir jeigu akys ryškesnės, tada darom šiek tiek šviesesnės lūpas ir atvirkščiai. Jeigu yra lūpos labai ryškios, tai galime šiek tiek apsiriboti su švelnesniu akių makiažu. Bet nepamirškime, kad tai yra šventės ir mes norime atrodyti labai gražios. Tai ir būkime gražios. Ačiū Jums labai už skirtą laiką ir linkiu puikių ateinančių gražių švenčių. Iki susitikimo.